Iki. Jau viskas. Tada lauksiu rezultatų, bet kol kas, tai tas, kas vyko, tai... Anksčiau pas dantistę neždavausi dar vienus marškinius, nes aš šlapės nulipdavau, kad persirengti. O dabar nereikia. Aš pirmą, antrą bijojau tikrai tragiškai, žliaugia prakaitas. Antrą, kad bijojau. O praeitą, kad kai suskambinom, sakau, greičiau, kada uždarom tą klausimą. Man nebebaisu, man zin. Dabar bus atliekamas protezavimas. Pacientai buvo anksčiau įsukti 3 implantai, pavieniai vainikėliai. Tai šiandien mes juos uždėsime. Implantas, jisai tiesiog, įsriegiamas, o kaulas turi įaugti jį. Tai tas procesas, jisai užima kartais pusę metų, kartais mažiau. Dabar dar pasiskaraukit visus trupinėlius. Vieną dieną gal 2 gali pamausti. Bet šiaip natūralu, kad šioks toks maudimas gali būti, nes dantenos yra šiek tiek spaudžiamos. Ir paskui viskas praeis ir priprasit kaip prie savų. Bet prižiūrėti būtinai reikia. Su tarpdančių siūlų kiekvieną rytą vakarą. Valot. Kaip savus, taip ir šituos. Ačiū labai. Prašom. Bus atliekamos priekinių dantų estetinės procedūros. Kadangi buvo pageidavimas baldesnės šypsenos, tačiau išsaugant žilvino ypatumą tarpą tarp priekinių dantų. Kam daryti tą, ką pagimdė, iš gamtos yra tas tarpas, tegu jis lieka. Pas mane yra dainų, kur reikia švilpot būtinai, tai aš be švilpimo negaliu. Tai mes taip ir pasistengsime padaryti. Dabar sakykit labanaktis. Dantis yra šiek tiek nudilę. Taip pat buvo pažeisti karieso, spalva yra nevienoda, pačio danties skiriasi. Galit pasižiūrėti. Iš tikrųjų, ta spalva dabar, jinai dabar nepaprastai balta yra ir labai skiriasi. Per kelias dienas trupučiuką patamsės, praskaidrės. Nebus tai toks didelis skirtumas, kaip yra dabar, nes jie yra išdžiūvę. Aš dabar jau po šitų viršutinių kažkaip tai mažiau pradėjau biočipsuotis. Man to išbėgo toks kompleksas, kuris šiek tiek būdavo, jisai kartais neerzindavo. Kartais reikėdavo mikrofoną užkišti daugiau. Tai kas jau buvo, išnyks vakare. Dabar aš jau žinau, mikrofonas iš toli galėsiu. Šeimyna viskas, sako, labai gerai patenkinta. Galų galę, sakė, prisilyginau prie jų spalvos dantų. Puikiai šypsena, puikiai. Tikrai, man atrodo, jis netgi atjaunėjo su ta šypsena ir jisai drąsiai ją dabar rodo. Žmona bučiavosi taip, kaip prieš 20 metų su manim. Be abejo, dabar jisai toks atrodo. Šviežias tas bučinys.